Na tai čia didžiausias šaulys. O čia šitie vyrai, tai patys, kurie mus pakeistų. Čia. Ilgai laukti. Ką? Irgi mane buvo šalta. Lietuva tėvynė mūsų, turi vyrų žemę, iš praeities tavo sūnus testiprybę semia. Tegu vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybai. Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Tylos minutė pagerbkime žuvusius laisvės kovotojus. Ačiū. Prašom kunigo pašventinti paminklą.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Jei esate mirę su Kristumi, tikime ir gyvensite su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Melskimės. Be galo geras Tėve, Tu atsiuntei į pasaulį savo viengimį sūnų, kad Jis savo mirtimi ir prisikėlimu išgelbėtų mus iš amžinosios mirties ir sugrąžintų mums viltį gyventi amžinoje šviesoje. Tavo sūnaus kryžius, mūsų pergalės ženklas. Pažymėti šiuo ženklu Švento Krikšto sakramente, mes kasdien nusidedame kryžių ant pečių, kad galėtume eiti per gyvenimą Kristaus pėdomis. Palaimink šį kryžių bei paminklą, parodyk gailestingumą žuvusiems partizanams, prikelk juos kūnus amžinajam gyvenimui, sustiprink mūsų viltį, jog šio kryžiaus gale Tu išvesi mus pro mirties vartus ir priimsi į savo šventųjų bendriją. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gražiausias jiems renginio, malonios kelionės. O mes dabar keliaujame į mišias. Tai va, geros kultūros. Paminklį įamžinti du Tauro apygardos Žalgio rinktinės partizanai Jonas Raulinatis Lokys ir Stasys Urbanavičius Dalgis. Jonas Raulinatis gimė ir gyveno čia buvusioje sodyboje. Kryžius pastatytas atgimimo pradžioje 1988 metais politinio kalinio poeto Juozo Ardiausko iniciatyva. Jonas Raulinatis gimė 1924 metais, žuvo 1950 metais, birželio 23 dieną Talkiškės pelkėse prie Žiūrių Gudelių, Pilviškių valsčius, Vilkaviškio apskritis. Stasys Urbanavičius Dalgis gimė Senoje Rudoje 1928 metais, žuvo 1947 metais, buvo Varno būrio partizanas. Jonas Rimša Varnas buvo narsus Vytauto kuopos vadas. Gimė Kruvelių kaime 1914 metais, žuvo 1947 metais Bagotosios miške. Susisprogdino kartu su žmona slėptuvėje. Jų kūnai buvo niekinti Kazlų Rūdoje. Jų slėptuvės vietoje pastatytas paminklas Kazlų Rūdos mero pavaduotojų Justino Kazlos iniciatyva. O šio paminklo pastatymą dėkojame Gediminui Dereškevičiui, Viktorui Rimšai, iniciatoriui Vidmantui Alesiui ir žemės sklypo savininkui Audrui Janulaičiui. Dar pabaigoje noriu perskaityti tokią baladę Partizano žūtis. Tauro apygardos vado Antanui Baltusiui žvejui ir jo palydoms Jozui Balsiui Dobilui ir Pranui Žaldariui Šapalui žuvusiems 1948 metais vasario 1 dieną. Vasario naktis ilga, trunka lyg amžinybė. Ko tu šios staiga, pradėjo lot sunerimęs. Taip ir yra. Lemtinga ši paskutinė naktis. Širdis iš apmados stingsta nuo žinios apsupti. Ir jokios vilties šį kartą iš saptisės prasiveršti. Baudėjų šimtai, jų tvartą apsupo, neverk motušėlė, suskambo pasąmoniai žodžiai, ne kartą dainuotos dainos, nors priesaiką davę, taip godžiai, gyvybė atlapus kimba. Užprogramuota genuose, ranka lyg švininėje klauso ir kraujas maištauja vienose. Pražįsta liepsnelė rankose žvejui, išdegina dokumentą ir keistai nuramina, išnyksta graudų sentimentas. Ir ginklai pakyla tiesiai prie smilkinio ir perskrūdė tyla trišuviai beviltiški. Taip žuvo žvejys, kilnus vadas Tauro ir jo palydovai Dobilas Šapalas, taurė jauno kraujo už dangišką šalį. Ačiū. Ačiū, kad apsilankėt ir reikia, kad šauliai šitą vietą žinotų ir
šitą vietą dažnai lankytų. Čia labai gera proga, toks pasivaikščiojimas 3 km nuo Kazlų Rūdos. O šauliam tai žygiuot reikia. Nu tai ką šitą? Mažu dar kas nors? Tai aš dar norėčiau. Norėčiau pasveikinti visus su švente, kadangi vasario 16 Lietuvoje buvo pati didžiausia šventė, smetoninė Lietuvoje. Taip, norėčiau padėkoti šaulių vadui Dainiui Ragauskui, kuris rūpinasi patriotizmo dvasia ir ją puoselėja. Taip pat jis yra buvęs savanorių kuopos vienas ir iš vadovų Kazlų Rūdoje ir taip toliau. Norėčiau dar pasakyti, kad partizanams statome paminklus miškuose, o kolaborantų paminklai stovi miestelių centruose. Gal būtų pas laikas jau atsisakyti tų kolaborantų paminklų miestelių centruose. Tai pavyzdžiui, Jankuose stovi paminklas ir taip toliau. Ką, daug nekalbėsiu, linkiu jums geros nuotaikos ir geros šventės. Dėkui, dėmesį. Kysi dar žodį. Ne, tai mes viską pasakėme, einam toliau. Toliau einam? Šaltų vaikai. Ką, dėkui tau. O aš pasakiau tau. Paminėjau, padėkojau. Gerai, judam toliau. Jankuose stovi dar kolaborantams. Žinau. Jam ne vieta. Ten toks apvalus, o partizanų galima foto? Ne, nu tai